Sveiki vaikai! Šiandien prieš jūs pirmą kartą atsiverčia pirmoji knygelė skirta antrokui. Šiandien mes ir susipažinsime su jos turiniu, su jos skyriais, ką mokysimės iš šito vadovėlio. Atsivertę patį pirmą puslapyje, jūs matote, kad pirmasis mūsų skyrius vadinasi ir knyga mane augina. Čia turėsime visus tekstus, su jais susipažinsime, kuriuos skaitysime. Ir dabar aptarsime sutartinius ženklus, kuriuos rasime šitame vadovėlyje. Jeigu jūs vadovėlio puslapyje pamatysite šitą ženkliuką, mergaitę, berniuką ar šiaip kokį gyvūnėlį, paukštuką, jis visada bus su kepurėle. Ant kepurytės užrašyta smalsutis arba smalsutė. Tai žinokite, tai yra papildomas tekstas smalsučiams. Tiems vaikams, kuriems viskas yra labai įdomu, kurie nori žinoti daugiau negu visi kiti. Taip pat smalsučiams yra skirtos ir užduotis. Prie šypsenėlės šalia yra toksai mėnuliukas. Tai šita užduotis yra sudėtingesnė negu visos kitos. Ją atlikti reikia daugiau pagalvoti, turėti daugiau žinių, todėl jinai yra skirta smalsučiams. Dar vienas ženklas vadovėlyje yra varpelis. Prie žodelių, kur nupieštas varpelis, žinokite vaikai, kad reikia labai taisyklingai ištarti žodį, kad girdėtumėme visus garsus ir mokėtumėme juos taisyklingai tarti. Kitas sutartinis ženklas – lapelis ir plunksnelė. Mokomės rašyti be klaidų. Stengsime tuos žodelius parašyti, sugalvoti su jais sakinį, užrašyti į sąsiuvinuką. Šalia kitų žodelių rasime tokią linksmą raidelę Ž. Jinai mums paaiškins žodį, ką jisai reiškia, o mes plėsime savo kalbos žodyną. Dar vienas ženklas prie vadovėlio puslapių yra natelė įlindusi į kompaktinę plokštelę. Tada galėsime pasiklausyti įrašą. Ir šiandien mums pats pirmasis tekstas smagu skaityti. Jūsų laukia dabar tokia įdomi užduotis. Čia šitame piešinėlyje matome, kaip vaikai vasaros metu skaito knygeles. Aišku, kiti žaidė krepšinį, keliavo, piešė, fotografavo, maudėsi jūroje, upėse, ežeruose, žaidė slėpynių ir įvairiausius visokius kitokius žaidimus. Ir dabar drugelis klausia, kodėl vaikai nežaidžia, bet skaito. Smalsutė, va iš karto ir susitinkame šitame puslapyje smalsutė. Jam atsako, jie ir pažaidžia, ir paskaito, nes nori daug žinoti ir dideli augti. Pasakyk ir tu, kas tau labiausiai patiko vasarą. Paimk 3 popieriaus lapelius ir kiekviename parašyk po vieną sakinį, ką tau labiausiai patiko veikti vasarą. Tokį plakatą mes su klasės vaikais sukūrėme ir pavadiname jį Vasara mums patiko. O dabar dar tau reikės perskaityti Sigito Poškaus eilėraštį Vasara. Trumpai ir aiškiai tark žodelius
Paryškintą skiemenį tarp trumpai mano, tavo, savo. Na, jau kas vasarą gražu poeto akimis, suprasi perskaitęs šitą eilėraštį vasarą. Sėkmės tau!